Autorius dingo. Kūriniams, kuriuos ištryniau ir te atleidžia man už tai viešpats. Kai koks nors vartotojas įsitrina, raidės atrodo tokios liūdnos. Sakiniai atgyveno savo laiką ir nebegali nei sušilti, nei prisigerti. Rašė ekspromtu nuogas ant tualeto dangčio ir aiškinai, kad nebegrįši. Bet tada, kai vėl pasirodydavai nepriekaištingai, apsirengęs laisvomis kelnėmis ir languotų švarku, ir su ta gražia pašaipia šypsena ir vėl rašydavai, išeidavai kažko pasiimti ir grįždavai, o ankstesnis rašliavas jau nebėra. Paaiškini savižudybę raidėms, kaip tame košmariškam kafkiškam sapne. Pasakai publikai, kaip labai pasiilgai sutuoktinių iš rašyko serverio. Ir kaip labai pasiilgai augintinių iš šifrų su mažais žiemiškais megztiniais. Pasakai nudėvėtam gelsvam popieriui, kad jei apie jį rašysi. Pagaliau išliesi sielvartą. Senoviai žmonės išraižydavo žodžius, mūšių ir pergalė ant savo skydų, o tada išeidavo ir kovodavo iki paskutinio atodusio. Žodžiai turi tokią galią, kad prisimeni juodraščius, kurie liko stalčioje puslapyje atkakliai, susekti kairiame viršutinėme kampe, arba ištepti juodu rašalu, arba uždaryti vieniši tamsioje spintoje. Daryk su mumis ką nori. Silpnai atsidūsta, kai uždarai jiems duris. Autorius dingo be žinios ir niekas negali mums pasakyti kur.